Sveiki, laba diena, bendra tarot prognozė gegužės 5-11 dienai Skorpionas. Jei nesate prisijungę į mano YouTube kanalą, kviečiu jungtis, būtų labai malonu. Žiūrime, kokiagi Skorpionų laukia šią savaitę. Kokiosgi energijos šią savaitę? Savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, dabar žiūrėkit, Skorpionai, kokios energijos, kas vyksta šią savaitę, kokie įvykiai, maždaug, kokios nuotaikos. Vis dėlto šią savaitę galėtų būti kažkas tai susijęs su praeitimis, su žmonėmis, su situacijomis, susijusios su praeitimi. Galbūt ir yra ta nostalgija praeičiai, arba vis dėlto galbūt šią savaitę susitiksite su žmonėmis iš praeities, tai, su žmonėmis, kurie buvo jūsų gyvenime ir dėl tam tikrų aplinkybių kažkokių, tai tiesiog pasitraukė iš jūsų gyvenimo, nutolo ar dar kažkas atsitiko. Jeigu tai nebus žmonės, vadinasi, galbūt bus noras tiesiog, o galbūt galimybės kažką tai pradėti, kažką tai dabaigti, kas yra vis dėlto senas galbūt kažkoks projektas, bet jisai paliktas, sena svajonė, kuri buvo tiesiog pamiršta. Žodžiu, kažkas tokio. Savijauta, kaip jaučiasi Skorpionai. Skorpionai jaučiasi tokie laimingi, įsimylėję, ta prasme, jaučiasi gerai, nuotaikos geros. Bet žinot, galbūt tokie truputėlį yra ir daug svajonių, daug visokiausių minčių, projektų, viso kito, bet kada ateis laikas iki realizacijos, gali būti taip, kad viskas ir liks vien tik tai vėl svajone, suprantat. Bet galbūt tiesiog Skorpionai emociškai, tai galbūt žmogus grįžo, susitiko su žmogumi, su kurio buvo nutolę santykiai ir taip dabar jisai laimingas, jisai galbūt įsimylėjęs ir, žodžiu, nuotaikos puikios tokios. Dabar finansai, vis dėlto finansų srityje galbūt Skorpionam reikėtų nuo kažkokios situacijos nutolti ir į tą situaciją pasižiūrėti truputėlį kitaip. Galbūt nelabai supranta Skorpiono situacijos ir tiesiog reikia nutolti, duoti pertrauką ir būtent reikia galbūt elgtis išmintingai. O galbūt vis dėlto iš Skorpiono gyvenimo kažkas tai susijęs su materialiu pasauliu pasitrauks. Tiesiog išeis, pasitrauks. Tai galbūt buvo kažkas tai planuojama, bet nesigaus taip, kaip priklauso ir kažkokie projektai bus nutolę, suprantat. Bet galbūt vis dėlto reikėtų išminties, nes čia apie pinigus mes nešnekam absoliučiai apie materialų pasaulį, čia šnekam daugiau apie savo dvasinį pasaulį, apie išmintį savo vidinį. Tai galbūt reikėtų truputėlį pamastyti finansinėje, materialiame pasaulyje, kas vyksta pas Skorpionus. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto Skorpionai galbūt ruošiasi kažkokiai tai kelioniai. Judėjimas į priekį, būtent kažkokia tai nauja pradžia yra. Ir žinot, kas yra čia ir dabar, tas impulsas, dabar padarysiu. Bet žiūrėkit, kad būtų kaip ir toj savijautoj, kad nebūtų taip, kad čia, žinot, šitas impulsas yra tik tai taip, aš noriu, aš padarysiu, bet daugiau jokio veiksmo nėra. Kad veiksmas visas vyktų, reikia tą noriu padaryti. Tas noriu turi pereiti į veiksmą, suprantat. Tai gali būti čia tokie irgi impulsai, kad kažką tai keisiu, kažką tai darysiu, mano gyvenimas eina į priekį, čia kažkas tai kažkur krūtai į priekį, bet žiūrėkit, kad neliktų tik tai tas aš noriu, bet taip ir liekam, kaip sakant, be nieko.
Darbe skorpionai galbūt jau yra ir pavargę emociškai skorpionai, bet iš tikrųjų galbūt yra skorpionai savo ir ne savo norų užsikrovę per didelę savo darbinę naštą. Be abejo, galbūt patys tiesiog, kad daugiau uždirbtų, kad dėl kažkokių tai priežasčių tiesiog prisiėmė galbūt papildomų darbų ar dar kažko tai ir jau jiem iš tikrųjų yra per sunku, ar tiesiog taip situacija taip susiklosto, kad galbūt kolegos, dar kažkas tai tiesiog užkrauna savo papildomai. Ir galbūt skorpionas nemoka pasakyti ne ir neturi galimybės ir žodžiu turi daug įsipareigojimų ir jau žmogui yra per sunku. Būtent staigmena ir naujiena. Žinot, vis dėlto ta staigmena ir naujiena tokia, kad staigmena tokia, kad gali uždaryti kelius skorpionam. Kažkas tai dėl kažkokių tai priežasčių, ar patys skorpionai po šitos staigmenos, ar įtakoti kitų žmonių. Atrodo, tavo baimė, mintis, kaip čia dabar daryti, viskas kelio į priekį nėra, suprantat, viskas, aš esu užsiblokavęs. Bet ir ta naujiena, tai vis dėlto velnės yra, tai gali būti kažkokios tai priklausomybės, galbūt kurios būtent blokuoja pačius skorpionus, manipulacijos. Ta naujiena tokia būtent ir yra, kad, žinot, manipulacijos, pavydas, žodžiu, vienos nakties nuotykis, tai yra susiję vis dėlto su vyriškiu. Būtent tai gali būti ta naujiena susijusi būtent su vyriškiu ir tai įtempta situacija, tai žiūrėjimas į priekį, ėjimas į priekį, kaip sakant. Bet vis dėlto gali tas žmogus būti manipuliatorius, gali būti pavydus ir dėl to galbūt skorpionam tiesiog blokuoja kelius, tiesiog gyvenimo kokybę netgi koreguoja, taip, nes galbūt žmogus, kuris pavydus, jisai daug ko neleidžia, daug kam prieštarauja ir tavo staigmena tokia yra, kad galbūt skorpionai kažką tai planavo, kai savo gyvenime kažką tai, bet gaunas, kad kažkokios tai pavydas, dar kažkas tai manipulacijos, galbūt tiesiog manipuliuoja jumi ir jūs to kažko tai to negalite daryti ir jums gaunas ta staigmena, kad jūs negalite kažko tai daryti, kažkur tai eiti, kažką tai planuoti savo gyvenime. Nes būtent tai ir yra įtempta situacija dėl būtent ateities, dėl kažkokių geresnių perspektyvų. Ir pasižiūrėkime dabar, į ką turėtų atkreipti dėmesį šią savaitę skorpionai. Žinot, tas velnias iš tikrųjų tai gali būti ir nelegalūs pinigai kažkokie, tai suprantat. Žodžiu, tai galbūt būtent tas finansai buvo tas, reikia elgtis išmintingai, nes apie finansus visiškai nešnekam, galbūt skorpionai turi kažkokių finansinių problemų ir tas žmogus tiesiog galbūt pasiūlys kažką tai tokio, žinot, greitai prasukti kažką tai ir žodžiu, skorpionai, žiūrėkit vienu žodžiu, čia jau patys kiekvienas pagal save. Dabar taip, į ką turite atkreipti dėmesį? Žiūrėkit, vis dėlto jūsų ta sėkmė, kad atsisuktų jūsų gyvenimą, taip, vis dėlto skorpionai bando išlaukti, bet žinot, yra galbūt kažkokios gyvenime problemos, reikia kažką pasirinkti. Suprantat, visą laiką, kada kažkas tai gyvenime vyksta, visą laiką reikia rinktis kažką daryti. Ir skorpionai galbūt dėl savo baimių, neryžtingumo ar dar kažko, tiesiog nesiryžta ir bando išlaukti. Tiesiog nenori matyti realiai situacijos, kad galbūt jau tikrai atėjo tas laikas kažką tai daryti, veikti ir bando tiesiog išlaukti. Bando išlaukti ir nieko nedaro, bet
manyčiau, vis dėlto reikia pamatyti realiai tiesiog savo gyvenimą, reikia pamatyti realiai savo situaciją, kokia jinai bebūtų, nes va būtent tai yra veltui švaistymas energijos. Suprantat, šita situacija, ir va, jeigu taip va, viskas tęsiasi, tai veltui švaistymas energijos, rezultato jokio nebus. Atkreipkite dėmesį tą, kad atkreipkite dėmesį tai, kas aktualu, ir nešvaistykite veltui energijos. Ir va vis dėlto, jeigu šnekam apie jausmus, kažkas tai galbūt sugrįžo į jūsų gyvenimą, galbūt kažkokie nauji santykiai, tik tie santykiai jie yra tik tai pirmoje stadijoje, kad iš tų santykių taip gali būti kažkas tai pastovaus, gražaus, bet tai reikia laiko, reikia jėgų, suprantat, ir reikia, kad jie būtų kokybiški ir visa kita, reikia jėgų įdėti vis tiek. Ir va būtent ta nauja pradžia irgi tie jausmai. Vis dėlto yra kažkokios tai kliūtis, kurias reikia pašalinti, o kad jas pašalintumėte, turite priimti sprendimą. Suprantat, nes kažkokios vis dėlto kliūtis yra. Kliūtis tos yra, kurių jūs galbūt nenorite matyti. Suprantat, galbūt jūs nenorite matyti. Nes va būtent konfliktai, nestabilumas, dvejonės, rinkimai, žinot, galbūt čia yra ta kliūtis, kad šitos santykiuose yra trečias asmuo. Galbūt tai yra, žodžiu, yra trečias asmuo, suprantat. Ir tai gali būti konfliktinės situacijos, nes tai va būtent pasirinkimas vienas iš dviejų ir vis dėlto žmogus galvoja apie save, suprantat. Tai, manau, vis dėlto reikia rinktis, nes tas nestabilumas, dvejonės, nieko gero ne. Ta prasme, rezultatų nebus, bus veltui švaistymas energijos. Tik tai ir viskas. Tai va, tokia savaitė Skorpionui. Jeigu jums patiko šitas video, dėkite laikiuką. Ir dėkui, kad buvote, ir iki greito, iki.